Na, esu Rasma Romoškaitė, Jungtinės karalystės balsavimo punkto komisijos pirmininkė. Taip, o sakykit, kiek žmonių balsavo pirmam ture ir kiek planuojat antram ture? Pirmame ture balsavusių buvo 1850. Tai buvo pakankamai didelis skaičius, nes mes tikėjomės truputėlį galbūt mažesnio aktyvumo ir labai džiaugiamės, kad tiek daug žmonių vis dėlto pasiekė mūsų raginimas atvykti ir išreikšti savo pilietinę poziciją. O šiame ture balsavo 62 šiandieną ir tikimės, kad yra apie porą šimtų paštų apklausė pirmojo turo metu, kaip žmonės norėtų balsuoti. Ar paštu norėtų balsuoti, ar atvykę į ambasadą arba kažkokį kitą balsavimo punktą. Tai praktiškai 90% žmonių pareiškė norą balsuoti paštu. Dėl to buvo nuspręsta antrąjį turą daryti tik vieną. Pirmajam ture irgi balsavo. O jūsų draugai pažįstami? Kai kurie balsavo, kai kurie ne. O sakykim, tikitės kažko iš naujų rinkimų? Ir iš rezultatų kažko? Aš žinau. Pasikeitimų? Nesitikinu, nes aš tai nesitikiu. Nes taip pat tikėjomės, tai vyko. Tačiau tai jau tikimės. Valdžia nuspręstų dirbti ne dėl principų, ne dėl kažko, bet dėl valstybės, dėl žmonių ir paliktų to savo ambicijas, išmestų ir pradėtų dirbti pagalvotų apie žmonės ir tada galima būtų kažką padaryti, bet jeigu ne, tai nežinau. Aišku. O balsavot pirmam ture? Taip, bet gaila, kad tas balsavo paštu ir grįžau laiškas namo po savaitės, tai dabar man užtenka čia į vietą. Atsižvelgta į rinkėjų nuomonę, nes dabar tai praktiškai demokratija pasireiškia tik tai balsų surinkimu, suformuoti vyriausybę ir tokio laikinų koalicijų kažkokiems tai reikalams, kažkieno interesams spręsti vyriausybę suformuoja ir tuo ir baigėsi. O norėtumėm, kad būtų rūpinamasi galų gale ne tik tai Lietuva kaip valstybė, bet visais piliečiais, esam nedaloma visuma. Norėtume, kad pagaliau pasikeistų rinkimų įstatymas, kad nebūtumėm sukišti į vienmandatinę apygardą, nes praktiškai pusė mūsų balsų yra, jie neveiklūs yra, nes praktiškai tik tai už vieną kandidatą balsuoja daugybė tūkstančių žmonių. Kai pusę Seimo praktiškai galima padalinus tuos balsus paskirsčius per daug apygardų, taigi būtų visiškai kitas rinkimų rezultatas. Manau, kad tai yra labai neteisinga, o antra, tikimės, kad naujai išrinkta valdžia vis dėlto pasinaudodama konstitucinę teisę pradės spręsti Lietuvos dvigubos pilietybės klausimą. Tikiuosi, kad tikrai išrinkti tie valdininkai ir Seimas rūpinsis Lietuvos žmonėms daugiau negu kad savo gal gerbūvių ir ne tik Lietuvos, kaip nėra Lietuva vien valstybė, yra visi kartu ir pirmiausia, aš manau, ten gyvenantys žmonės, o aš galvoju, kad jie tikrai užmiršti yra.